Ką reik pasikelti savo dažnį ir vibruoti aukščiau? Duos pat paprasčiausia praktika, kad tai ir belenkiek stipriai, belenkiek gera. Tai dabar žiūrėk, pats paprasčiausias dalykas, kas šiandien dabar įvyka. Kai kurie žmonės niekada nepadėko, tiesiog savo, tiesiog visata, tiesiog kažkokia aukštesnė jėga, jeigu nori įsivaizduoti. Tiesiog nepašnek realiai su savim, kad aš esu dėkingus už to ir už to. Ir jeigu tu irgi to nedara, tu tiek daug prarandi. Padėkok už kiekvieną dalyką savo gyvenimą dabar. Padėkok šitas padarys, ko dabar darau. Praktika, dėkingumo praktika, 3 arba 5 dalyką kiekvieną dieną. Gali ryti, gali vakar, gali vidurį dainos, ką tu tik nori, bet kiekvieną dieną pradėk dėkoti. Kodėl? Dėkingoms pakel tavo vibraciją, įmet tavį į aukštą dažnį, į dėkingumo dažnį, kad rasi ir ypatingai aukštas, kad ras įmet į tavo ton būseną emocinį, kad pritrauk sinchronizacijas, kad pritrauk žmonės, kad pritrauk galimybės, kad pritrauk viskom, kas ir susijęs su aukštu dažniu, viskom, kas ir susilyginęs su aukštu dažniu, kad tu galėtum gyventi pozityvų gyvenimą. Tai dabar žiūrėk, aš esu be galo dėkingas, kad aš galiu daryti šitą video. Aš esu be galo dėkingas, kad aš esu miške ir aš galiu pasikrauti tokios aukštos energijos. Jau miške būdams aš pasikraunu daug energijos. Aš esu toks dėkingas, kad aš turiu galimybę vaikščioti po mišką. Aš turiu kojas. Aš galiu vaikščioti. Yra žmonių, kad jie gal negali vaikščioti, kad jie ir neįgalūs. Bet aš galiu vaikščioti, aš esu toks dėkingas. Ačiū visata. Ačiū, kad aš galiu šitais vaikščioti po mišką. Ačiū. Aš esu dėkingas, kad aš galiu paliesti medį ir pasikrauti elektronų. Aš esu be galo dėkingas, kad aš galiu dėkoti už dabar tos dalykus. Tiesiog padėkok už viską, už faktus. Tiesiog už faktus, kas tavo gyvenim dabar vyksta arba įvyko. Ir tiesiog leisk savo jausti. Iš pradžių tai gali būti tiesiog dirbtinai. Nu gerai, aš esu dėkingas už tai ir aš niek nejaučiu. Na ir okei, viskas ir gerai su tau, bet jau pradedi. Vieną dieną nebus, antrą dieną nebus, trečią dieną nebus, 4 dieną jau kažką jauti. 7 dieną jau iš tikrųjų ir šypsena kyl. 11 dieną jau, kai darai iš eilės dėkingumo praktiką, jau žiūri, kad natūraliai tai dėkoji, net nereik pagalvoti apie tai, tu prisimeni. Tai yra viena iš pačių stipriausių praktikų, kad tu tiesiog pakeltum savo dažnį į aukštumas ir pritrauktum viską, ko tau reikia savo gyvenim, kad tu dar daugiau tobulėtum. Aš žinau, kad tu gali, aš tai myliu.